Svečią pristato sportin.lt. Kačialintis nebegaliu, ruoštis Panamai reikia ir aš pradėjau, galvoju, bėgsiu tada, bent jau taip save grūdinsiu. Ir aš pradėjau bėgti ir aš porą mėnesių bėgiojau, grinai. Tik tais, kasdieną? Po 5-6 dienas savaitę aš bėgiodavau ir supratau, paskui, kai gavau pasiūlymą Crazy Idea Sierra Leone maratoną, tai prisiminiau, kad aš galiu 10, o kodėl negalėčiau 40. Tai bėgai 40 kilų. 2 kartus. Ir nubėgai? Nubėgau. Kiek užtruko? Ar 5 valandas užtruko, ne? Pirmas užtruko Afrikoje, tai 4,5 valandos, o čia Vilniaus maratone buvo 3,50 kažkas panašaus. Kaip jautiesi baigęs atstumą? Nuovargis staiga virsta kažkokiu nepaaiškinamu džiugesiu iki ašarų ir tu viską myli, didžiuojas, džiaugiesi. Aš iš Afrikos, atsimenu, tėvui skambinu, ašaros byra, negaliu valdyti, stabdyti, tiesiog iš kažkur šaltas alus Afrikoje atsirado, mes ten pradėjom šokti, išgirdau muziką. Žodžiu, ką tik buvo sutrauktos kojos. Iš tikrųjų grojo, ar ne? Jo, bet žinai, tik kad bėgi, nieko nenori matyti, nieko nenori girdėti, paskiau tik pradės užuosti, girdėti. Man iškart sutraukė po finišo kojas, aš ten klykiau, mane mėgino atgaivinti, bet greitai ten praėjo viskas. Sakiau, kad tu sirgsi, palaikysi mane. Aš turiu jų pripūsti ir susprogdinti. Oho. Ok, nes man pjauna dabar akis jų šakeliai. Aš pasiruošęs. Gerai, tu pasiruošęs, mes irgi. O gali gerą muziką paleisti? Galiu gerą muziką. Nesvarbu, pasiruošęs. Are you ready? Yes, I am! Ok, 3, 2, 1, startas! Gali laikyti. One day, baby! Didėja. Jau pusė dydžio yra. Eina. Mažais, gerais putimais. Aš pasiruošęs spausti stopą. Didelis balionas, žiauriai. Dar. Samo likimas. Wow. Wow. Akiniai ne ta prasama. Kiek, Rolandai? Aš žinau, jūs galite manyti spėti, aš tikrųjų. 37 sekundės. Ne. Mažiau. Palauk, aš net. Sportin internetinio portalo ir mano blogo gerbėjams linkiu pradėti veikti aktyviai savo gyvenimo dalį, tai yra sportuoti. Pradžiai tai galbūt skausminga, bet ilgainiui tai tampa malonumu, kuris pereina į kažkokį meditacinę formą ir puikus būdas tiesiog sukratyti